Sveiki, gyvi mylėjai. Nu, matom, kad mūsų politikam jau po truputoko jau pradeda dašust, kad reikia atstatyti santykius su Baltarusija. Ir aišku, tas dašutims, kaip sakant, atėjo ne pačių smegenim sugalvota, o tiesiog, galim sakyti, tai ir nurodėms. O nurodėms tai ir iš kur? Iš Amerikos. Gal kai kam keista, man tai visiškai nekeista. Iš Amerikos gavo nurodymą iš Džono Kaulo, Trumpo, vadinkim, pasiuntiniaus, kad Kauls ne pirmą kartą jau sako, jau ir Nausėda buvo pasakyti, ir Ruginienė, ir visiems kitiem, ir ten Gražulė buvo su Jankūnas susitiekė ten ir taip toliau, kad vienu žodžiu turi atstatyti santykius su Baltarusija, sako, žiūrėkit, kokius pinigus prarandat. Tiesiog matematiškai, sako, žiūrėkit, atstatykit santykius, mums reikia kalio trąšų, per jumis galėtų keliauti kalio trąšus ir visa kita, jau daug signalus, kad jūs, esat idiotą, prisidirbit tokių nesąmonių, čia pasienio punktus užsidarė, visokių sankcijų, išvažiuoti pinigų išsivežti negal, žmonės su kortelėm ten atskaityti negal, bankam apribojama. Dabar paskutinė visiškai gaunas visiškai nesąmonė, ne? Tarkim jau amerikiečiai sako, kad jūs turėtumėt santykius atstatyti, jau Ruginienė sako, galbūt galėtumėm kažkokiu techniniu lygmeniu viceministrai užsienio reikalų susitikti, aptarti, apsikalbėti, viskas svarko. Nausėda jau irgi sako, galbūt galėtų, jeigu Baltarusija parodyti draugiškumą. Dabar klausims, o kur tas nedraugiškums? Aišku, tai visi balioną, visi kiti tai pabėgėlė priseinų, tai ir atsaks, tai ir pasiekmė, nes reikėtų pradėti kalbėti apie tai, kaip Lietuva gražiai dalyvavo perversme, kada norėjo Lukašenką nuversti, kada Baltijos kelius čia organizavo, Vėgėlės, Tapina, Grybauskaitis, visi stovėjo Baltijos šitam keli vadinamam perversmą organizavo visą kitą, bet nepavyko Baltarusija, dėl ko nepavyko, dėl to, kad Aleksandras Lukašenka ir padaręs labai gerų namų darbus, įvertinęs Ukraino visus tus perversmus, Euromaidanus, kur Landsbergį su Graužnienim ragint создайте Maidan po всей Ukrainie. Ir, kaip sakant, tas bairis nepaėjo Baltarusija. Nepaėjo ir toliau buvo visokiai bandymą kenkti Baltarusiją, tai yra nepripažinti prezidento rinkimų, klėdėti, kad ten kažkas padirbta ir taip toliau. Prisėmė kažkokį Tikhanovską, čia šėrimai ten, tom pitasės, čia visokį biurą atidaryti, neaišku, iš kur ten finansavimą ir taip toliau, ne? Dabar Lenkija liktai iškraustė, vienu žodžiu, pridaryta nesąmonių. Ir galiausia, kada buvo uždaryti pasienį punktą, kada patys lietuviai nesustvarks tom kontrabandiniam cigaretėms tas kontrabandistas. Ir aišku, Lukašenka sulaikė mašins. Dabar yra įdomus dalykas. Atvyka amerikiečių pasiuntinys, ne? Džonas Kaulas pašnekėjo su Lukašenka, sako, draugaukit, tas lietuvės, nenorite lietuvės su mums draugauti. Lukašenka te pasakė, nenori. Ko nenori, sako, aš galiu visko padaryti dėl Atsiprašau. Džonas Kaulas sako, nenori, kad tu paleistum politinius kalinius. Gerai, paleidų politinius kalinius. Nausėda sako, vis tiek bloga, nes tai paleisti politinę kalinę, greičiausiai vis tiek bus persekiojami. Gerai. Ko jūs norit? Mašinas atiduokit. Sako, esat mašinas. Sako, bet mašinas mes sulaikėm dėl to, kad pasienį punktus uždarė ir taip toliau. Sako, atiduokit tas. Gerai, atiduok tas mašinas, viską savaitę per mane galite varytis. Už stovėjimus, už visą kitą reikia susimokėti. Susimokėti? Pervežėja? Negal. Dėl ko negal? Dėl to, kad įvestas sankcijas atsiskaitimam ir taip toliau. Tiesiog negal pravesti pinigų. Ir dabar pervežėja su galvas siuntinė, tai mokesčių siuntinė, tai finansų ministerija siuntinė. Žmonės negal tiesiog. Pinigų grinųjų vežtis per sėj negal. Vėl lietuviai ir su Europinės priėmė įstatymų, prisėmė tokių idiotiškų ir prisėmė rezoliucijų įstatymų, patys apsiribuoja ir patys dabar ir įklimpė. Negal grinų vežtis, pravesti pinigų negal. Tai ką daryti žmonėm? Tas mašas, sako, išsivarėkit, bet, susimokėkit. Buvau aptarnavimo, vis servisą, kaip sakant, vis stovėjimą, tualetą, ten visą kitą saugojimą mašinas. Dabar Nausėda sako, ten Ruginienė sako, kad jau galbūt galėtų santykius kažkaip atnaujinti, bet kada nuimtom tus apmokėjimus, nebeprašytų pinigų. Aš įsivaizduoju, kad Lukašenka neimtom ir tų pinigų. Sakytų, pasimkit tas mašinas, gerą, šunis, ten pasaugojom, vis gerą, neimtų tų pinigų. Bet ta arogancija, tas pasipūtims, kad čia tik techninis lygis. Techninis, atrodo, kad biorobotų kažkoks, biorobotiškas bendra. Kaimyninė šalis, tai atsisėskit, apkalbėkit,
kam ir pretenzijas, kokį nesutarimą, kurio veito kas skiras, nusėdėkit, pakalbėkit, susitikit, netokiai priešas susitink ir kalbas, ir deras, ir taip toliau, tame tarpe Ukrainos atstovo, Rusijos atstovo, susitink, deras, prie vieno stalo sėd, kaip sako, o čia, nei čia karo, nei čia kas, ne arogancija pasiputims, jokių čia santykių atšilimų, jokių net negali būti, jokių minčių apie atšilimus. Nu gėda. Vat gėda ir klausytis. Ir kada mūsų situaciją nori pataisyti iš Amerikos. Ir realiai taiston situaciją. Realiai jau spaudų mūsų politikus. Dabar dar ir įdomums. Mes atrodo Lietuvą turim politikus, ne? Turim kažkokį poziciją, opoziciją, kažkas su kažko, kažkas prieš kažko ir taip toliau. Dabar Ruginienė jau su Nausėda sako, galbūt kažkam ten techniniam lygmenį galėtų kažkas apsitarti, tai. Viskas tvarko. Dabar klausau, šiandien per radiją LRT klausau Čmilytis, liberalų partija. Masiulinė, Masiulis, kur kalėjimis sėdi, šventuolė. Šventųjų partijos pirmininkė, ne? Čmilytis sako, ne, mes negalim, čia yra prieštarauja Europai, taip, Čmilytis pasako, kad Europos priimtos sankcijas ir visa kita ir aukščiau už mūsų. Bet paskui Čmilytis, kitam interviu sako, kad mes esam suvereni šalis, mes patys sprendžiam, su ko draugauti, su ko nedraugauti ir aš manau, kad mums šio Amerikono negal nurodinėti. Daug maž tokiam lygmenį. Landsbergiuks, jaunasis Gabrielius vėl tom patį klėt, kad čia jokių draugyšių, jokių niek. Dėl ko? Dėl to, kad yra dvi stovyklas. Daugelis nesuprant, kas tai yra Amerika. Galvo, kad yra Amerika, veina Amerika ir Amerika nurodinė. Bet pati Amerika realiai ir susiskiršius, ir korporacijas, oligarchą ir susiskirsti. Ir vadinkim tai surušinė ir tai baidininė, surušinė, klintoninė ir tai trumpista. Trumpo visa ta šobla yra, ne? Lietuvo mes turim labai daug dar likučių, tų surušinių. Visi Landsbergienė, visi tai Masiulinė, visis Grybauskaitis, vis tai ir surušinė. Tapina visi, čia ir surušinė. Surušinė hebraja, ne? Ten Sorošo fondą rėmė, ten televizijas, čia nekalbėsim apie to, ne? Ir vadinkim tai trumpista, ne? Ir dabar Trumps realiai Lietuvo pakol kas visą situaciją, visas Amerikas tas valdymo modelis, taip ir visas baidininis likis. Ir Čmilytis, Landsbergė, visi kiti eina iš protą. Nes Trumps ir iš kitos stovyklos. Ir Trumps jau ieško čia vietininkų, Lietuvo per katrus galėtų veikti, dirbti. Ir, kaip matom, jau į eilutę atsistoja Žemaitaičio, Gražulė, visi Jankūnai, taip toliau jau stovo eilutė. Ir, kaip sakant, mes pasiruošę su jumis dirbti, mūsų šeimininkė, gerbiamas Donaldai Trumpai. Daug maža, ne? Čia perkeltin prasme. Bet jau rodo signalą. Ir dabar Lauryną Kasčiūną kalbint, kaip jūs vertinat, kad čia Džons Kols susitiko su visas Gražulis. Jis negal pasakyti, kad mes esam iš kitos stovyklos, mes esam surušinė, mes esam baidininė. Bet tai, kad reidomis labiau politika, nors šiek tiek ir politiškai raštingi, tai suprant, kame čia ir bairis. Tai ir gaunas, kad Trumpo aplinka sako, jūs turit atstatyti santykių su Baltarusija, ne su Baltarusija, realią santykių sugriovė Klintoninį, tą Sorošinį kompaniją per visas Grybauskaitis, per Tapinus, per visą kitą, aišku, iš paskos ėjo ir pats Vėgėlė, kur dabar Vėgėlė toks pasimetęs. Ir man buvo įdomu, Vėgėlė atsiuntimo nuorodą, mačiau pas Vygantą Keller teisingai įkeltą Unsėjinas nuorodą, kada iškirpo Vygants iš OPTV, iš Janų tenis laidos, ar ten klaus Vėgėlės, ar jūs norėtumėte atstatyti santykių su Baltarusija, toks atrodo, kad neprašyk atsiprašom, sėd, ten kažkur nepasako. Gėda, kad būtų normalia, kalbėtų, pasakytų, kad mes turim atstatyti, esam prie... Kur tu sakysi, kad stovėjai tam keli su Tapinu, su Grybauskaitėm, susikibė veino eilė. Ir gėda, kada Lietuvo mes neturim konkrečios tokios krypteis, kada mes laukiam, kas kur iš kažkur pasakys, kas kur leips ir taip toliau. Ir dabar mes matom, iš tikrųjų, aš matau, kad realiai dabar, kas vyks, tai aš realiai to nevertinu kaip ES griuvimą. Nes vis dėlto pasižiūrėkim, kas darosi ES. ES Ukrainos karą nebepatems, vienareikšmišką galiu pasakyti, čia ir mano asmeninė nuomonė, nes aš matau, amerikiečiai jau pasakė, kadangi jūs neprisidėjot prie Irano, tai Trumps pasakė, Ukraina yra ne mūsų karas.
Taip pat atsakė vokiečiam, ispanom ir taip toliau, kad jie atsisakė nepadėti. Ten Hormuz sąsiaurį, ten užpulti, sutvarkyti, užgrobti, taip toliau. Nepavyko. Ir Trumps, aišku, apsilokinto veito irgi prasimojo, neapsiskaičiavo, nes Iranas jau mobilizavo milijoną karių. Milijoną karių jau mobilizuota, kaip sako, pasiruošimi su ginklas milijonas karių. Aš sakiau, Iranas nejaukinga šalis ir to veito Trumps prasileisiu, susimausiu kartu su Izraelės ir visas kitas sąjungininkas. Ir tai rimtesnį sąjungininką pamatė, kad Iranas ir nejaukinga šalis ir gali būti labai liūdnų pasiekmių. Taigi, ko aš matau? Aš matau, žiūrim, Slovakijos poziciją matom, Vengrijos poziciją matom, Lenkijos prezidentas susitinka su Orbanu ir taip toliau visi eina iš proto, kapčiukas, kapčiukų. Atminkit mano žodžius, pasimkit, paaišėlį, kaip sak Žemaitė, užsibraukit unseinas. Lenka greičiausiai pipins lauk iš Europos Sąjungos. Lenka pipins greičiausiai iš Europos Sąjungos dėl ko? Dėl to, kad Lenka yra labai gudrus iš tikrųjų. Lenka yra patys gudriausia Europos Sąjungo ir Lenka iš tikrųjų jau ko galėjai pasimti iš Europos Sąjungos, aniai greičiausiai ir visko pasiėmė. Aniai ir iščiulpė, išsiurbė, išgrėžė, ištraukė, išnešė, išvežė, išskraidinė, kas tik buvo galima, ko tik buvo galima gauti iš Europos Sąjungos. Nes dabar iš Europos Sąjungos kažko gauti praktiškai jau ir nebeįmanoma. O jeigu nebeįmanoma, tai o kam ano bebūti? Jeigu plus dar Lenka, turim pripažinti, kad ten tors vis dėlto savo tradicijas, kultūrą, kokia bebūtų, aišku, kryžiuotiškai ta kultūra pasanus yra, bet šeimos vertybės, visa kita, vis tiek ir stipriau paslenkus. Daug stipriau negu pas pačius lietuvis, daug kartų stipriau. Bet Europos Sąjungo mes žinom, kokia eina diktatūra iš Europos Sąjungos ir ta diktatūra Lenkam labai nepatinka. Labai nepatinka, yra dabar stipriai prieštarauna ir visa kita. Ir aš matau Lenkijos prezidentų susitikimą su Orbanas, visa kita pokalbį, aš įsivaizduoju, kad jau yra bendra kryptis, bendras supratims vis dėlto ir taip toliau. Taigi, ko mes matom? Mes matom Slovakiją, Vengriją, Lenkiją ir mes matom jau visišką prieštaraunu, kad ir ta pati Lenkija dėl Ukrainos rėmimo tų pabėgėlių irgi griežta pozicija, gan griežta pozicija. Taigi, aš matau, kad vis dėlto vykst Europos skilims, Europos nykims, ana nykst ir finansiškai, jeigu mes žiūrim, nykst ir Vokietijoje įmonių, kas 2 minučių uždarinė po įmonę, ne? Ir taip toliau. Jokių atsigavimų mes nematom. Jeigu dar bus kiti sąsiaurio uždaryti, Husė sukėlė ir taip toliau, ir kiti sąsiauris ir taip toliau, mes matom chaosą, mes matom beprotizmą tom vadinamą, iš katro uždirba milijardinius pinigus, įdėina po 150 milijonų dolerių uždirba Rusija dabar iš tų pakilusių naftos kainų ir iš to chaoso, kurį sukėlė Trump sužytas, ne? Taigi, mes matom, mes kad gyvenam dabar tokio situacijoje ir Lietuva dar rodo kažkokį savo pasipūtimą, kažkokį aroganciją ir taip toliau. Tiesiog yra gėda. Aš matau, kad yra pasimetims tarp politikų, nes nežino Nausėda, ar Sorošinių klausyti, ar Trumpą klausyti. Ruginienė kaip nauja atėjus, su Sorošinės ten labai reikalų neturėjus, gal reikia techniniam lygmenį čia atstatyti kažkokius santykius, šitaip toliau. Pasimetė vargšą, nabagą, sten, dėjon, kad ir pats Vėgėlė ateis pas Janų, nėra konkrečios pozicijos. Bent būtų iš išskaičiavimo, paprasta matematika, iš išskaičiavimo, paimtų išskaičiuoti, su ko būtų naudingiau, su ko būtų geriau, iš ko mes turėtumėm daugiau naudos. Kažkoks fanatinis užsispyrims, absoliutiška. Čia mes Nausėda visai neseniai prieš savaitę sakė su Džonu Kaulu, susitikė, sako, jūsų pozicija tokia, Europos takelis yra kitoks. Koks Europos takelis? Vengrija takelį rodo, Slovakija rodo, Lenka rodo savo takelius. Paleikino tų takelį eisi. Paleikino tų takelį. Apie kokius takelius iš vis ir kalbama. Šiandien bent jau mačiau LRT straipsnį, perskaičiau tą poziciją tokį, jau Nausėda sako, kad jeigu Baltarusija parodys, kad tikra nori draugauti, parodys, ir ką, gerai, pradėsi draugauti. Tai bent jau to veito, jeigu pajudės, kaip sakant, ledą, tai bent jau bus kažkoks žingsnis link adekvačios politikas. Iki šiol visiška užsienio politika buvo neadekvati. Čia mano asmeninė nuomonė. Aš kalbu, čia ir tik mano asmeninė nuomonė, aš niek neraginu, niek neskatinu ir taip toliau. Aš turiu teisę išsakyti savo asmeninę nuomonę, ne? Turiu. Taigi aš kartais pamirštu, kad mes gyvenam laisvą ir demokratinį, nepriklausomą šalinos priklausomą Europos Sąjungą ir Europos Sąjungos įstatymai viršesni, bet aš vis tiek turiu sakyti, kad mes esam laisvai nepriklausomą šalinos.
Turi pasiversti beprotį, nu bet o ko, jeigu nepasiversi beprotį, jeigu tu prieštarausi, kad mes esam, jei tu pradėsi kalbėti, kad mes esam nelaisvai, taip toliau, kad mes esam kolonija ir visiškai mes negalim nieko patys prie, tai gali negerai baigs. Todėl dar kartą pasikartoju. Nepamirškite, kad mes esam laisvi, nepriklausomi ir taip toliau. Ir dar įdomi naujiena, vakar gavau informaciją, kad Europo tarp geriausia šalis pardavėjai Bentley prabangių automobilių ir Ukraina. Trečią vietą užėmė Ukraina. Naujų Bentley automobilių pardavimams. Ir ten su tokiu pasididžiavimu Ukraina, nesvarbu, kad karas, vis tiek vat Ukraina sugeba išlaikyti. Aš sakau, nepamirškit remti Ukrainos. Janu ten iki šiol rem Ukrainą. Aš toks apsileidęs, tai aš bent jau dabar paraginu, nepamirškit remti Ukrainą. Eikit pas Janu ten, kur nors susiraskit sąskaito. Aš neturiu ką priimti per kur. Pas Janu ten nueikit, remkit Ukrainą, nes aš manau, jeigu jis paremtis Ukrainą labiau. Turit tikrai pasistengti lietuviai. Jūs galit. Aš esu matęs lietuvė gal. Per radarom visą kitą milijonus rem. Tai jūs pasistengkit, kad Ukraina būtų pirma Europą Bentley pardavė. O tada bus labai gerai. O tada bus fantastika. Aš manau, kad lietuvė gal pasistengti ir padaryti, kad Europos žemynė. Ukraina taptom Bentley pirmo vieto palei naujų automobilių pardavimus. Iki teik, man sakau, ir absurds visiška, ir kada pasižiūri, sveiką protelį nebuvims kažkokis ginčą, kažkokis kovas, kažkokį každžiūną pasimetė, iš vis nesuprantu, kad čia ant skols, dikusonų nesusting. O ant suprant, dėl ko nesusting, man negali, nes irgi sten ir per LT. Ir, taigi, jeigu ton každžiūną irgi žiūrėsim, Murzas ateis, naciks kažkada Hitleriau meldys ir taip toliau pasisakė prieš Europos Sąjungą, dabar dydis kažkoks kovotas, taip toliau. Krašto gynybos ministras buvo, kur dabar šiaip keurs dongus, nieks iš vis nepadaryta, tai dronas skraidė. Dar tas dronas, šį vakar buvo išlindus tokia informacija, atsiunt mano Rusijos televizijas, ten iškarpas, kada Rusas sako, kad Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija buvo atidarius savo oro erdvę ir būtent Sankt Peterburgas buvo atakuojam su ukrainiečiai skrenda per mums, kad nereikėtų per visą Rusiją skristi, tai skrenda per šoną, ten per Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir buvo būtent per ten atakuojam Sankt Peterburgas, tos naftos bazės ir būtent tom dainom dėl to čia ir pakrito tai droną. Atrodo informacija logiška. Bet kada pasiklausa mūsų žiniasklaidos, tai sako, čia nesureagavom, čia nesuveikėm, bet mes viską darysim, kas tinka. Ir čia man yra iš tikrųjų didelis klaustuks. Ar iš tikrųjų taip ir, jeigu iš tikrųjų taip ir Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija atidarė oro erdvę, kad galėtų Ukrainos dronas skristi per mūsų teritorijas ir atakuoti Rusiją, tada vadinasi, mes jau įsitraukėm į karą. Ir jeigu tai pasitvirtins ir jeigu tai iš tikrųjų ir faktas, o ne rusų kažkokia propaganda, tada aš galvoju, kad mes neužilgai turėtumėm gauti neblogą strėlių. Taigi, ir tokia situacija. Taip mes ir gyvenam, kaip sakant. Jaukdarė politika ir pagrindinis klausimas, o iš kur neatsiranda? Kas mus išrenka? Taip pat žmonės. Patik, prieš rinkimus patik, saldžiom kalbelėm ir taip toliau. Taigi, šiam kartu sakau teik, ačiū kad esate, ačiū kad žiūrit, labai malonu, kad prisidedat prie veiklos, ačiū visiems, kad prisidėjot, ačiū tiem, kad planuojat prisidėti, kaip tai padaryti, apačiu po vaizdą įrašą ir visi mano būdą, taip pat ir komentarus. Nuorodo į paramą. Gali prisidėti ir 1,2% pravesdam, jums tai nieko nekainuos. O jeigu jau visiškai nenorit finansiškai prisidėti ir manot, kad nereikia, tai jūs galite uždėti nors patiktuką. Tai visiškai nemokam. Aišku, nepamirštam prenumeruotis kanalą, laukiam kitų vaizdų įrašų, žiūrim, stebam, analizuojam, suspaudam ir padaudam. Jums tai šiam kartu teik ir iki kitų kartų. Ate.